Pasirodo, jog dažnas klientas autoservize yra merginos ar moterys, kurios itin smulkmeniškai rūpinasi tiek savo vairuojamo automobilio saugumu. Šį faktą patvirtina ir vieno autoservizo Vilniuje vadovas. Moterų automobiliai jau salone tai tikrai būna išpuoselėti ir dažniausiai moteriams iš tikrųjų, kaip ir aš minėjau, bet koks garselis kelia nerimą, ko pasiekoja jinai arba pati, arba prašo iš vyrų pagalbos, kad suorganizuoti vizitą autoservizą, tam, kad laiku nustatyti tą gedimą. Į klausimą, ar moterys nusimano apie automobilius, Arvydas Gailiušis, kaip tikras vyras, atsako diplomatiškai. Tikrai ne, bet yra, kad pripažinsiu daugiau negu vyrai. Išmanimas pasireiškia dažniausiai tuo, kad forumuose, diskusijose arba klubuose dažnai prisiskaito nuomonių, kurios būna to vairuotojo nuomonė ir atvykus pas mus bando perteikti tą remonto metodą, tą, ką jinai skaitė, ką žino. Proziška, tačiau pagrindiniai moteriškų automobilių gedimai taip pat labai moteriški. Nepaslaptis, kad dažna moteris važinėja su aukštakulniu, o tai neleidžia techniškai išspausti sankabos pedalo tiek, kad galėtų tas mechanizmas dirbti taip, kaip priklauso. Tai yra jis pastoviai nedaspaustas arba pastoviai laikoma koja ant pedalo, kas greičiau priveda automobilį prie gedimo. Svarstydami, ką patarti toms moterims, kurios neturi laiko ir noro vykti autoservizą, rūpintis automobiliu, ypatingai prieš lapkričio 1-ąją, kuomet reikia pasikeisti vasarinės padangas, atradome netikėtą sprendimą. Pasirodo, jog kai kas gali tai padaryti ir be jūsų. Tai yra patogu labai klientam, ypač moteris, kurios nenori važiuoti į autoservisą, bendrauti su serviso žmonėm, taip sakant, matyti to purvo servisuose galbūt iš tikrųjų. Automobilių priežiūros paslaugas teikiančios įmonės gali pasirūpinti ne tik pačiu automobilio remontu, bet ir jūsų pageidavimu jį gali paimti ir sutvarkytą pristatyti ten, kur jums patogu. Puikiai žinome, kad šiuolaikiniai moteris be vargo gali pasikeisti ne tik ratus, bet ir tepalus. Tačiau ar tikrai to reikia? Sutikime, geriau laiką išnaudoti produktyviau ir maloniau. Ir jeigu mylimasis pasisiūlo sutvarkyti automobilį, mums turėtų visai nerūpėti, kas tas tikrasis automobilio meistras. Kartais vyrai papiknaudžiauja ir galbūt nepasako, kad iš tikrųjų kažkas atvažiuoja, padaro tą dalyką už juos ir moteris galvoja, kad čia vyrai pasirūpina jų automobilį šiuo atveju, bet tai vyras, iš dalies tai nėra melas, nes vyras paskambina mum ir mes organizuojam tą visą dalyką. Ne tik moterų, bet ir vyrų automobiliais besirūpinantis pašnekovas primena, kad šiuo laikotarpiu svarbu pagalvoti ne tik apie žiemines padangas, šąlantys orai visoms ir visiems turi signalizuoti, jog pats metas viso automobilio patikrai. Artėja šitas šaltasis sezonas, būtent lapkričio 1 diena, visi suskumba, kad reikia padangas keistis iš tikrųjų, bet daug kas nepagalvoja, kad prie padangų reikėtų automobilį patikrinti techniškai, ar jisai tvarkingas, ar kiti dalykai. Galime tik pasidžiaugti, kad Lietuvoje jau nieko nestebina, jog automobilį atidavus apžiūrai ar remontui, paslaugos tiekėjai pasirūpina mūsų ratais. Vairuojančios moterys ne taip paprastai gali prisitaikyti prie pasikeitusio gyvenimo ritmo, nors ir laikinai. Tiesa, jeigu pradėjus rūpintis padangomis, tektų transporto priemonę palikti laikinam remontui, turint kasko draudimą, specialistai gali pasirūpinti, kad jis būtų išnaudotas maksimaliai. Dažniausiai serviso meistrai neįsigilina į kliento poreikius iš tikrųjų. Ir klientai turėdami tiek kasko draudimus iš tikrųjų, jie nežino, kad gali būti tie įvykiai kažkurie tai kaip draudiminiai traktuojami. Ir tiesiog kartais neišnaudoja to savo poliso turėjimo. Tai tiek šio ryto laidoje apie moteris, jų automobilius ir mažus jų priežiūros patogumus. Kitą savaitę laidoje mes pačios jūsų laukia susitikimas su lenktynininke Ernesta Globyte. Sankabą išspausti bandysime profesionaliai.